Sveiki, mėly Netiks TV žiūrovai. Pasiilgote gatvės šurmulio, o gal norite išbandyti naujus amatus? Šiemet tradicinė Kaziuko mugė jums studentams parengė visai netradicinę programą. Eime pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ar daug jaunimo domisi senomis knygomis? Manau, pakankamai. Jo, gana daug. O ką apskritai manai apie alternatyvę Kaziuko mugę? Ar ji reikalinga? Manau, kad labai reikalinga, nes labai daug atsirado tokių pardavėjų, kur Maksimos prekes pardavinėja ir iš Gariūnų prekes, tai aš manau, kad tokia kultūrinė mugė labai reikalinga. O kodėl sugalvojate mokyti audimo? Kad neatrodytų kažkokia apgaubta paslaptinga aura tas audimas, o visiems paprastas žemiškas dalykas pabandytų tiesiog. O kur pati išmokai austi? Akademijai. Smagu, patinka? Nu taip, specialybė. O daug norinčių išmokti austi? Nemažai. Ne, nori pabandyti ir vaikai labai nori pabandyti ir šiaip moterys ir vyrai, daug kas dalyvauja. Ir tie patys studentai iš kitų specialybių. Užrašyta 1001 idėja. Kokios čia idėjos? Bet visokiausios idėjos žmonėm, kurie apskritai nesusijęs su dailė, kad pasisemtų iš mūsų kažko, ką galima paprastai visiems prieinamų būdų padaryti. O ar patinka alternatyvi Kaziuko mugė? Žinoma, ir ten sakė tokį įdomų dalyką, kad čia kažkas lyg ir nusivylęs, tai mes būtinai palaikom ir prašom, kad visą laiką leistų mums taip dalyvauti. Ar patinka alternatyvi Kaziuko mugė? Alternatyvūs dalykai visą laiką yra gerai, tik ne visi, kad žmonės supranta, čia yra vienintelė problema, aš manau. Nu šiaip labai įdomu ir labai įdomus darbai ir labai daug įdomių žmonių, bet kai kurie žmonės tiesiog to nesupranta, jie vaikšto ir tiesiog, o kas čia, o ką, o dėl ko tai brangiai, nu, žmonėm dar tokio trūksta šiek tiek tokio jutimo gal daugiau. Čia galėjote rasti visko, ko širdis geidžia. Su jumis buvo reporterė Aistė, tiesiogiai iš Kaziuko mugės.